Paskutiniai Lietuvos ryto kamuoliai krenta į krepšį. Krepšinio arena ūžte ūžia. Lietuvos rytas savo sirgaliams padovanojo pergalę prieš Kauno Žalgirį. Vilniečiai namuose 90-81 įveikė Kauno komandą. Į Siemens areną palaikyti savo mylimų komandų atvyko Mrs. Lietuva dalyvės. Kaip paaiškėjo, jos yra ne tik gražios, žavios ir energingos, bet ir labai azartiškos. Moteris ir jų artimieji pasidalino į dvi stovyklas. Žinoma, Vilnietės Dana, Natalija, Renata ir Olivija sirgo už Lietuvos rytą. Už Kauno Žalgirį kumščius laikė, rankas gražė ir balsą prarekė Sonata ir Silvija su šeimomis. Krepšinis kaip ir kiekvienam lietuviui patinka ir aš tikrai, kai būna svarbesnės rungtynės, jeigu turiu laiko, visada pasižiūriu ir aišku, visada sergu už Lietuvos rytą. Mes pasiskirstę truputį sūnus už Žalgirį, o mes už Lietuvos rytą, trysia su dukra ir vyru. Tai šiandien yra labai sunku, nes ir už tos turiu sirgti, kad nei vieno neišeis. Kauniečių šeimose tokio liberalaus požiūrio į krepšinį nėra. Sonatos ir Silvijos šeimos be jokių išlygų visur ir visada palaiko savo miesto komandą Žalgirį. Namuose prie televizorių aidi tokie pat palaikymo šūksniai, kaip ir krepšinio arenoje. Mes esam Žalgirio fanai ir visą gyvenimą jais buvom iš tikrųjų. Šiandien yra labai sunkios varžybos, bet mes vis tiek sergam už Žalgirį ir visą laiką būsim už Žalgirį. Mano vyras lygiai taip pat už Žalgirį serga, tik tai šiandien labai jam liūdna, nes visi fanai palaiko Lietuvos rytą ir mums prarėkti yra labai sunku. Sonatos vyras Tadas juokavo, kad visai nepataikė su aprangos kodu. Raudonom, juodom ir baltom juostom margintas megztinis demonstruoja, kad jis palaiko Vilniaus Lietuvos rytą, o tikras kaunietis sau to leisti negali. Ar galime sirgti už kitą komandą, kada gyveni jie ir, žodžiu, tiesiog, gimiai su jie ir mirsiu su Žalgiriu, tai kaip galiu už ją nesirgti. Salę užvaldęs adrenalinas ir azartiškų mamų pavyzdys užkrėtė ir vaikus. Lietuvos ryto kamuoliui įkritusi krepšį, Olivijos dukra Solveiga vietoj nenustygsta, o per pertraukėles rankos kojos pačios kilnojasi į muzikos taktą. Silvijos sūnus Gabrielius yra pats didžiausias Žalgirio fanas namuose. Žalgiriečiams pelnius taip reikalingus taškus, berniukas pašoka iš džiaugsmo. Vis dėlto nelabai smagu tą vakarą buvo Gabrieliui, mat jo mylima komanda pralaimėjo. Aš tai tikrai jau laimėjau, man labai linksma, kad mūsų laimėjo komanda. Antrą kartą Žalgiris pralaimi prieš Lietuvos rytą. O man tai atrodo, kad visą laiką laimės mūsų šitas konkursas. Aš sergu už Žalgirį, todėl kad gyvenu Kaune, o ne Vilniuje. Aš tai sergu už Vilnių. Net neįsivaizduoju, dėl ko jis už tą Žalgirį taip labai serga, iš tikrųjų labiau negu aš, ką žinau, gal vyriškas sportas, gal todėl. Puikios rungtynės, džiaugiuosi, kad didžiąją dalį mes laimėjom, tiek man, tiek mano dukrai labai iš tiesų smagu, kupinos esame energijos ir tikrai super. Šiaip labai faina, labai patinka, iš tikrųjų, kai gyvai žiūri, tai iš vis, neturiu iš tikrųjų žodžių, nes labai patinka ir dar plus, kad visi kartu dalyvaujam. Kol Mrs. Lietuva dalyvės sirgo už savo miestų krepšininkus, gražuoliams savo simpatiją spėjo išreikšti nepažįstami sporto aistruoliai. Krepšinis ir mylimos komandos suvienijo moteris vienam vakarui, o asmeninė kova dėl žaviausios Lietuvos moters titulo ir žiūrovų dėmesio tęsiasi. Mrs. Lietuva sekmadieniais 20:10 per Lietuvos ryto televiziją.